Va, pilam kūrą važiuodami žvejot prie degalinės. Šalės kibiriukas su chemija. Va tokia žvejyba bus. Sveiki gyvi, mėly žiūrovai! Šiandien su Vaidu ir ne tik su juo, pagaliau pasilgome jūsų. Atvažiavome į, turbūt jau matote kur, į Pikaičius. O kodėl mes atvažiavom, Vaidai, čia? Obuliaut? Ne, atvažiavom atidarinėti sezono. Tokį vėsų ir net su sniegu balandžio 20 dienos rytą. Atvažiavom ne vieni. Mūsų pasitiko vieni iš lygos dalyvių. Iš Žemaitijos. Žemaitoka. Taip. Ir Tai vaikšto, gal tu matosi. jo. Ir kas su mumis dar atvykę čia? Lygos brendo savininkas Karpiuko LT, direktorius. Tai ką, žiūrovai, kad nebūtų jums nuobodu žiūrėti, mes tiksliau žemaitukai jau taip nenorom, bet metė mums iššūkį. Nenorom. Ir bandysimės juos apgaudyti, parodyti, kad šito vertė, ne Vaiduk? Tai ką, žiūrovai, žiūrėkit visas paslaptis, viską šiandien jums išduosim. Beveik viską. Šnekėsiu tyliai, nes atėjom palapinę, turim paslapčių. Nenorim, kad žemaitukai pamatytų, ką mes čia naudojam. O naudojam turbūt patys spėjot pamatyti, gal akėlesni. Tai fishfoodo boiliukai yra va pakrūšinti. Čia yra prikrūšinta jų nemažai, yra fishfoodo pelečių. Yra ir kitos firmos, bet vyrauja mūsų. Toliau naudosime smulkintas kanapės, jie tik tai to dar nežino. Mes sakėm, kad celas, o čia primalės dar kai ko pridėjęs. Negaliu ir jums, žiūrovai, viską pasakyti. Kaip sakėm su Vaiduku, beveik viską pasakysim. Na, ir žinoma yra paruoštų taip vadinamų snarglinių riešutų. Jau beveik buvo pradėję daryti snargliai. Taip ištigriniai riešutai. Va, tai bus pagrindas sudarys kanapėlė, malti traiškyti riešutai. Šiaip, jeigu traiškysit riešutus, patarčiau traiškyti ne su mėsmale, o su blenderiu. Na, naudojam tokias mažas koinytės, pabandėm, tirpsta labai gerai šaltam vandenį. Įsigijome. Masaliukų čia įvairiausių yra, vienokių, kitokių užmestų. Dėl ko stengiamės taip smarkiai? Dėl to, kad turim žinių, kad iš vakar dienos per parą laiko Pikaičiuose visuose sektoriuose praktiškai žvejoja žvejai. Yra pagavę tik tai 2 karpius berods, ar 3 net per visų ežerą, per vieną parą. Tai va, atėjom į jų slaptą palapinę. Gal nepriduodam? Šiaip nelabai noriai čia jūs mūsų įsileido, bet išprašym. Kaip nors. Ir ką jūs čia prisidėjo, geriau papasakyti, visko nematyti, aš, pavyzdžiui, šitų nenaudoju. Nu, gal viešai nesakykim, bet Aikibites. Aikibites naudojate. Ir čia dar turit, matau, kažko prisidėję. Sonibites. Sonubites. Jo. Čia naujiena gal? Taip. Jo. Norim labai ištestuoti ir padaryti brandą. Nu va. Tokie, aš tai naudočiau, šitas visai geras kvapas. O čia ką į čia pridėję, gal irgi kažkokio? Čia stebuklų biškai įdėjom. Asmeninių paslapčių. Nu, pažiūrėsim, ar man nori jūsų stebuklai geriau. Čia yra pagaminta su meilė. Čia viščiukų maslas. Jo, kombikuorum. Nu, o tai ką, šiemet turit stiprų rėmėją, girdėjau? Tai taip, karpiukas.lt. Stėdės, susipažinkit, mėly žiūrovai, bus turbūt rėmėjas. Ne kartą pas mus svečiuosis. Dažnai turbūt atvažiuosi, Audriau, ne? Stengsimės palaikyti. O Karpiukas LT, tai ką jūs daugiausia, kaip suprantam, karpiams bus galima įsigyti. Kainos, kaip ir turbūt, bus geriausios mūsų lygos draugams. Stengsimės lygos draugams, tai besąlygiškai. Va, matot, žiūrovai, visi dalyvaukit, visi prašykit. Ir kiekvienam karpininkui faktas, kad maksimalius nuolaidos. Taip. Klientas turi likti visada patenkintas. Tai va, ačiū jums, kad dalyvaujat. Ačiū jums, kad žiūrit. Ir sutiksim varžybose. Tikiuosi, nenuvilsim.
O karpiukas LT prisidės maksimaliai, kad kagalas įgautų Stiprią jėgą. stiprią jėgą. Taip. Tai ačiū. Savo palapiniai dirbam. Vaidukas čia Kuriam, kažką paruošė. Kuriam, modeliuojam. Ką tu čia paruošė, parodyk. Pavogiau žemaitukų vieną boilį. Ai, paėmė tą sūnų baisą? Jo, paimam, pažiūrėsim. Na, pažiūrėsim. O čia tavo fišvūdukai, ne? Jo, čia tokie. Miksiukas toksai. Jau jautrus. Švelnus pavasarinis miksas. Su trupučiu saldėsio. Žiauriai šalta. Turbūt kai 2 laipsniai šalčio. Labai šalta, tikrai rankos šala. Bet 2-3 spambelė. Kanapė su skaldytais boiliais. Į tašką vaduosim vis dėlto. Kadangi kibimo iš tokią šaltą dieną, šalčio vėjukas pučia, nei mes, nei miela komanda nustoja. žemaitukai visai nebeturim. Tai susilažinom. Tai susilažinom. Ar šitą rytę ką padarys? Dariau? Prasuks daugiau. Negu nurodyta. Taip. Nurodyta yra 127. Čia yra vienas naujesnių modeliukų. Daivos, emblemos, podo. 124. 124 turėtų vyniuoti. Rytelę galima įsigyti, kaip žinot, mes čia nebesikartosim, viskas matote. Nu ką, aš tai sakau, kad bus 126. Aš sakau, kad bus daugiau. Aidai, taip operatoriau, žiūrim, važiuojam. Taip, nuo čia pradedu, liudininkai 2, važiuojam. Pasukam, sukam. Čia įdomu, sukam. Oho, gal bus ir pralošęs? Kažkur čia, ne? Va čia. Stabdom. Op. Turime metrą, bet pirktas. Ir operatoriau, ką turime? Kas laimėjo? Jūs tik pažiūrėkite. 1,25 m. Viduriuks. Draugystė. Nugalėjo draugystė. Jo. Eisim dabar svorį testuoti. Ką čia mes rašom? Rašo, kad svorį mes turime daivutės 615 gramų. Nesunku žiūrovai ir pasverti jums. Tęsam savo eksperimentus, kadangi šalta, kibimas neypatingas, išbandysim akumą. O, žiūrim, sukam. Opa. Man atrodo, kad jie daugiau pasuks. Stop, ne? Jo. Stabdom. Tik nariau. Turime triuką, dedam. Žiūrėk. Dar viniuk. O, vyručiai. 1,20 m kaip tik galim. Ar 1,20 m tikrai? O deleguoja, kad 1,27 m. Nu ką, sversime svorį. Kabinam. Žiūrim, ar stroks širdis mano ar ne. Ką turim? 615. Kabinam senelę. Pavydai. 700. O, 7,5 gramais daugiau. Nenorėjau 100 sakyti, senelę leisiu į marčias. Gavom rytelės, rezultatai šiek tiek skiriasi. Akivaizdžiai naujokė. Akivaizdžiai naujokė aplošė. Taip, jos kaina yra rinkoje 108, 109. Ne, Mindaugai, 140. O kur? Aišku, karpiukas.lt. O senelė? Senelė ir lieka senelė. O senelė ir lieka. Nu, Jo. 90 palei 100 eurų turbūt kainuos. Aišku, jo šiuo metu nebegamina šito modeliuko, bet akuma irgi yra pabrangus. Taip, kad žiūrovai 40 eurų dasidėję. Manau, Nu, kad gaus- už klasiką mokėti ten kažkiek mažiau, bet dasidėti kelis eurus ir
Manau, Taip, kad aš- už šitą daiktą verta mokėti. Taip, o tu kaip varžybose dažniau dalyvauji, tai kaip sakytum, ir svoris, ir... Man tai asmeniškai šitas daiktas jau prie rankos limpa. Vertas daiktas. Tai ką? O mes einam toliau darbuotis, nenurimstam, visas krantas negaudom, vienas kitas papipenimas. O! Ir lekiam, viskas. Mūsų lygų, karkų, šašlikinė, šašlykai. O mes su Vaiduku viską darom tik dėl jūsų. Opa! Kūrime laužą. Dega. Pomidoro sultis jau rūksta, dega irgi po keliai. Visiems dalyviams padarysime, kad jie mūsų aplankys karkų. Va, operatorius ateis, parodys, pažiūrėkite. Skaniai čia viskas atrodys. O, pomidorų sultis. Kelias, svogūnai jau apkepinti, karkos taipogi. Va, toliau dėsime morkelės, dėsime dar likusius svogūnus, bulves. Gaila, kepimo neturi. Nei mes, nei žemaitukai. Stengiamės viską darom, šeriam. Kas pavalgęs nepamiega, tas didžiausias tinginys. Rytas išaušo, kova mūsų baigėsi, nugalėjo draugystė. Tai kiek jūs pagavot? 2. Mes, Mindaugai Vaidai, kiek? Irgi Irgi du. Paskutinę sekundę. Dovydas išlygino rezultatą. Taip netikėtai, lyg tai... Turbūt reikia paminėti, kad iš tikrųjų šiandien Pikaičiuose baisiai šalta, vanduo 3 laipsniai, ant kranto irgi 3-4. Vėjas traukia, vaikstam susigūžę, sušalę. Kiek girdėjom, visi sektoriai 1-2, daugiau nieks nieko nepagavo, o mūsų varžybų turi, matau, prizelį kažkokią, ne? Jo, Mūsų komandai. Jis įsteigė Aike Baits prizą už bigą, kurį nunešė Vaidas. Tai norim pasveikinti Vaidą. Ačiū. Čia šiaip tai komanda vyra yra 2. Čia jūs tarpusavį. Tai va, dėkui Aikiams, dėkui Žemaitukams, dėkui Audriui. Ačiū žiūrovai jūs, kad žiūrit. Ir Ačiū Karpiukui. ačiū Karpiukui. Ir ką, iki pasimatymo kovose su šitais vyrais, Žemaitukais. Iki greito. Iki. Visą. Iki.